Sveiki, esu Lina, psichologė, psichoterapeutė ir noriu toliau pratęsti, ką pradėjau kitame video, kalbėdama apie neuroįvairovę. Tai noriu pakalbėti apie diagnozavimą suaugusiame amžiuje. Tai Lietuvoje ADHD suaugusiems pradėjo diagnozuoti dar visai neseniai, čia turbūt bus koks 15, gal jau 20 metų. Tai iki tol šis sutrikimas buvo laikomas tik vaikų sutrikimu ir vis dar yra ir dabar dar psichiatrų, kurie viena gal neturi kompetencijų, kita galbūt net netiki šią diagnozę suaugusiems, bet pasaulio praktika jau yra daug ilgesnį laiką ir yra suprantama, kad iš to nėra išaugama, tie simptomai keičiasi ir taip pat dėl įvairių aplinkybių gali netgi ir vėliau gyvenime ADHD simptomatika atsirasti. Tai kaip pavyzdys dėl to šiuo metu aš kaip psichologė, konsultuojanti Vilniuje, dažnai susiduriu su tais naujai diagnozuotais asmenimis. Tai kodėl sakau Vilniuje, nes didžiuosiuose miestuose be abejonės daugiau to diagnozavimo vyksta nei mažesniuose miestuose. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, pas mane ateina žmonės, kurie gyveno didžiąją gyvenimo dalį, neretai ten jau būna 25-30 metų, pragyventa be diagnozės, tačiau su daug visokių epitetų priklijuotų žmogui. Jeigu kalbame apie autistiškus asmenis, kurie vėliau diagnozuoti, tai jie būna labai daug apie save išgirdę, kokie jie asocialūs, atsitraukę, keisti, nemandagus, nekantrus, kokios jų emocijos netinkamos ir ne vietoje. Jeigu kalbam apie ADHD asmenis, tai apie tai, kokie jie tinginiai, kokie jie nepatikimi, neatsakingi, kaip jie galvoja tik apie save. Žodžiu, čia begalė visokių tų epitetų gali būti priklijuota iš aplinkos dėl to, kokį elgesį aplinka stebėjo. Ir dabar jie gauna diagnozę, jie gauna paaiškinimą, aš turiu tam tikrą neurologiją, dėl kurios taip funkcionuoja ir dėl to mano smegenys reaguoja taip į vienus ar kitus dalykus. Ir tai yra keičiantis ne tik dabartį momentas, bet ir praeitį žmogui tenka peržiūrėti naują perspektyvą. Ir tai yra labai gydantis procesas. Kai visą gyvenimą žmogus pragyvena prisimdamas kaltę už tai, koks jis netinkamas ir manė, kad nuo jo valios ar nuo jo pastangų trūkumo jam taip nepavyksta atitilpti į tą normą, nepavyksta būti tinkamu žmogumi. Ir pasirodo tiesiog kitiems žmonėms nereikia tokių tų didelių pastangų, nes jų neurologija neturi tų ypatumų. Ir yra labai normalu žmogui be tos išorinės pagalbos, jam nesuteikiant įrankių, funkcionuoti taip, kaip jis funkcionavo. Tai džiugu, kuomet klientams pavyksta rasti tą atjautą savo ir ypatingai padeda, kai artimieji priima šią diagnozę, geba pamatyti naujai tą asmenį. Tačiau neretai žmonės neturi tokios aplinkos, kuri priimtų, kaip tik galbūt net nuneigia, nesupranta ir nenori suprasti. Ir tos atjautos tada dažnai ir patiems žmonėms savo labai pritrūksta. Nes
tenka susidurti su ta realybė, kad toliau gyvenime reikia gyventi nebandant išvengti, nuneigti tų savo ypatumų, bet žengiant kartu su jais, padedant sau. Ir tos atjautos tame procese labai reikia. Tai tikrai labai galima gyventi nuostabų gyvenimą, nepriklausomai nuo savo neuroįvairovės. Ir tai aš taip gal idealistiškai kai kam nuskambėsiu, bet aš norėčiau įsivaizduoti tą pasaulį, kur visiems mums yra vietos, ir tie skirtumai jie gali labai praturtinti, nes kitaip mąstantis asmenys, jie gali atnešti labai įdomių ir netikėtų perspektyvų į šitą pasaulį. Ir didelė dauguma didžiųjų atradėjų, filosofų, inovatorių turėjo neuroypatumų. Tai jei mes padėsime šitai visuomenės daliai, mes galim nuo to visi praturtėti. Realybėje, kai ta diagnozė yra tokia vėlyva, aišku, dažnai jau būna daug visokių spragų gyvenime susidarę, kurias reikia išlyginti, bent sugrįžti į tą savo ašį, ir tai nėra paprasta. Tai tie gal tokie esminiai aspektai, ką norėjau papasakoti. Ir manau, kad norėčiau daugiau šitą temą kalbėti, tai įkelsiu šitos 2 video ir kalbėsiu taip paprastai, be skripto, be kažkokio išankstinio plano, bet turiu daug, kas mano viduje jau senai bręsta šitoje temoje, ko norisi dalintis, ir tikiu, kad kažkam tai bus naudinga.